Sveiki, mėly klausytojai, ir mes vėl čia susitinkam VMI tinklaladį pietų pertrauką. Tai tikiuosi, kad irgi esat netuščiom lėkštėm, valgot, skanaujat. Ir vėlgi, mes esame Mokesčiai kūrė projekte ir šiandien mes jau pasikvietėm pašnekovę. Aš gal taip pabandysiu tą pristatyti gerai, pasižiūrėsim, ar pataikysiu influencerių marketingo specialistę Laura Aleksandravičia. Taip. Malonu. Taip, tai labai malonu, kad atėjai pas mus ir kaip matai, mūsų stalas irgi netuščias. Labai kvepia. Atitinka kažką iš tavo mokyklos laikų? Žinok, labai atitinka. Aš kaip pamačiau tas tokias picutės, mes jas vadinam picutėm, tai iš tikrųjų dažnai pakeisdavo tą įprastą dienos pietų patiekalą. Tai būdavo daug smagiau tą picutę suvalgyti. Negu ten kažkokį pasimti. Negu kotletuką. Kotletuką, jo, ar ten švištieno šniceliai, ten su bulvių košė. Taip. Man labai spurgos, bet pas mus būdavo tokios didesnės spurgos, tai kartais būdavo net kepdavo pas mus, bet ten būdavo jau special tokios dienos. Klausimas šiaip dėl mokyklos. Ar nori sugrįžti į mokyklą, ar būna kažkaip nostalgiškai, kad prisimeni kažkokius įvykius? Šiaip prisimenu labai gerai keletą mokytojų, kurie paliko tikrai labai gerą įspūdį ir su kuriais teko bendrauti net baigus mokyklą. Tai lietuvių kalbos mokytoja, anglų kalbos mokytoja, turėjom labai gerą santykį. Ir apskritai tapo tokiais autoritetais gyvenime, kurie paliko gilų įspaudą. O šiaip gal toks prisiminimas iš mokyklos, kad tada viskas atrodė labai sunku, bet kai nuėjau universitetą, tai supratau, kad mokykloje viskas buvo labai lengva. O kai baigiau universitetą, supratau, kad iš viso mokytis buvo labiau pramoga negu darbas. Tai gal jeigu grįžčiau, tai labiau savo paskatinčiau save labiau mėgautis tais metais mokykloje. Tai va, žinutė mūsų mėlyjams klausytojams, mėgaukitės to laikotarpio, paskui pasireikš. Tai aš jau truputį linksiu link influencerių, bet va, įdomu tada susijęti su mokykla. Populiarumas mokyklai. Ar tai yra jau kažkokia savybė arba ženklas, kad iš to gali gautis puikus influenceris? Ir taip ir ne. Iš tikrųjų, man tenka sutikti labai skirtingų influencerių, kurie didžiąją dalimi, pavyzdžiui, priešais kamerą, kai mes juos stebime telefone, mums atrodo tokie labai drąsūs, ekstravertai, moka garsiai kalbėti, išraiškingai, bet kai sutinki juos realybėje, ne prie to telefono, tai pamatai, kad ten yra tikrai visokių žmonių, ir intravertų, ir labai nedrąsių, ir kartais užsisklendusių savyje. Tai sakyčiau, kad tas populiarumas mokykloje, mes gal įpratę matyti tokius ryškius žmonės, labai aktyvius. Tuo tarpu influenceriai, kadangi kuria turinį dažniausiai negyvai kažkaip ar ne, o būtent telefone gali daug kartų pasirepetuoti, tuos įrašus pasidaryti, gal ir kartais iš 100 karto, mes juk nežinom. Aha. Tai jie gali... nematėm. Tai galbūt net jie buvo mokykloje, tylesni, galbūt netokie populiarūs, sakykim, tai va, bet jau tose socialiniuose tinkluose atrado savo nišą. Okay. O pavyzdžiui, jau influencerių marketingas, tai irgi atrodo toksai, gal nežinau, ar labai dažnai kalbamas dalykas, ar Lietuvoje ta rinka jau plečiasi, ar kaip tu įsivaizduoji, kokioje dabar padėti? Geras klausimas. Aš iš tikrųjų su influencerių marketingu Lietuvoje dirbau daugiau negu 7 metus. Tai sakyčiau, per tą laiką rinka labai užaugo ir atsirado tam tikros taisyklės, pradėjo institucijos reguliuoti influencerių marketingą. Ir prekių ženklai iš tikrųjų labai dažnai naudoja influencerių savo reklamoje, tai tapo tam tikra tokia kūrėjų ekosistema. Ir sakyčiau, kad Lietuva, lyginant su regionu, mūsų Baltijos šalimis, Lenkija, šiaip jau yra labai labai pažengusi. Ir mes šitų kūrėjų turim tikrai tūkstančiais, nuo mažiausių iki didesnių, iki pačių didžiausių. Taip. Ir mūsų žinomiausia nuomonės formuotoja Lietuvoje Karolina Meskino turi apie 500 000 sekėjų, kas yra absoliučiai unikalu. Jau 500 000, aš dar atsimenu, kažkada čekino buvo gal 305 000. Taip, tai jau 350, jau čia, žinok, čia jau toksai, aišku, patenka į top 5, sakykim, taip, bet Karolina yra absoliučiai unikali šitų klausimų, nes, tarkim, palyginus tiesiog su mūsų kaimynais Latvijais ir Estais, ten didžiausias influenceris turi vos virš 100 000 sekėjų, tai dėl to galim spręsti, kad pas mus bendrai žmonės, visuomenė yra labai linkę sekti influencerius. O įdomu kodėl, nes atrodo Baltijos šalis, va ten Latvija, Estija, mes irgi dažniausiai to konkurencingumo viens kitam nenusileidžiam arba labai neryškiai. Kodėl Lietuvoje tada taip influencerių pas mus? Žinai, tyrimo aš neatlikau, kad galėčiau atsakyti, bet jeigu taip savo nuomonę vadovaujantis, man atrodo, kad mes tiesiog esam labai smalsus domėtis kitų gyvenimų ir gyventi tą tokiose gal
truputį seriale žinomų žmonių. Tai vat ir turim tą savybę. Turbūt iš filmų prisižiūrim, mane ir pagaunam. O tarkim, va tada influenceris pas ar ne, nes buvai paminėjus Meskino, taip. Tai kažkas čia jau skaitosi makroinfluenceris, ar ne, yra mikro. Kuo jie labai skiriasi, ar čia yra kažkoks sekėjų skaičius ir tada gal pradėti nuo pradžių. Influenceris nuo kokio sekėjų skaičius jau skaitomas, kad aš jau esu influenceris? Na, keletą čia klausimų uždavė, tai galvoju, kad iš vis nuo ko norėčiau pradėti, tai kad Lietuvoje, jeigu lyginant su pasauliniu kontekstu, ar ne, tai su didžiosiomis rinkomis ten ar Amerika, ar Vokietija, Didžiąją Britaniją, ar net tą pačią Lenkiją, tai mūsų visi influenceriai yra mikroinfluenceriai, ar ne? Išskyrus turbūt jau minėtą Karoliną, kuri jau galima sakyti taip tarptautiškiau, ryškiau atrodo. Bet mūsų mažoje rinkoje, tai mes bent jau skirstume, kad tokie mikroinfluenceriai yra iki 25 000 maždaug sekėjų, makroinfluenceriai iki 100 000 sekėjų ir kas jau turi 100 ir daugiau, tai būtų mega influenceriai. Tai čia toksai... Čia kaip čipsai, ne? Megapekai. Jo, tai galima tokį skirstimą daryti, o jeigu atsakyti klausimą, nuo kokio skaičiaus yra influenceris, tai žinok, nėra oficialaus apibrėžimo. Pavyzdžiui, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kuri reguliuoja influencerių reklamą, teigia, kad bet koks žmogus, kuris gauna pajamas iš socialinių tinklų, reklamuodamas produktus ar paslaugas, jau yra influenceris. Tai reiškia, kad netgi tu turėdamas 3000 sekėjų ar 5000 sekėjų, jeigu, pavyzdžiui, nežinau, gauni kokią nors dovanėlę nuo prekės ženklo, tai jau gali būti vadinamas influenceriu. Tai aš galiu, jeigu turiu, tarkim, pasiekiu 1000, jau bandyti pretenduoti, ar ne? Gali pretenduoti, labai geras žodis, pretendentas. Pretendentas į influencerių rinką. Supratau. O tai tarkim, tada labai įdomu, influenceriai vis tiek jie dažnai bendrauja su klientais ir turi susiderinti poreikius, išklausyti, ko nori klientas. Kaip tada atsiskleidžia influencerių kūrybiškumas? Kaip vyksta bendravimas, kad ir influenceris parodytų savo kūrybą ir tuo pačiu kaip... padarytų taip, kaip klientas nori. Taip. Na, influenceris iš tikrųjų neretai yra toksai žmogus orkestras. Jisai iš tikrųjų yra ir savo prekės ženklo vadybininkas, ir kūrybininkas, ir pats neretai tampa ir videografas, ir montuotojas, ar ne, ir copywriteris, nes ir tekstus rašo. Yeah. Na, žodžiu, tikrai labai daug reikia tokio savybių didelio rinkinio ir plataus, jeigu nori viską sutalpinti į tą influencerio apibrėžimą. Aišku, kai kurie pasitelkia pagalbą iš šono, nes ne visi yra tokie multitalentai, ar ne? Taip. Tai tikrai kai kurie turi komandas, kai kas galbūt į tos darbus pasitelkia freelancerius ir panašiai. O kalbant apie tą kūrybiškumą ar kaip suderinti jį su prekės ženklo vizija, tai čia iš tikrųjų yra toks kaip ir menas tam tikros rūšies. Nes viena vertus norisi, kad influenceris išlaikytų savo autentiškumą, savo balso toną, bendraudamas su savo auditorija, o nestaiga taptų prekės ženklo įrankių ir kalbėtų tik tai jo kalba. Tai čia tokio reikia tikrai bendradarbiavimo ir supratimo tiek tarp tos reklamos užsakovo, tiek ir tarp influencerio, kad jie susiderintų tą savo bendrą viziją, bet vis dėlto, žvelgiant ir iš prekės ženklų perspektyvos, su kuriais aš dirbu, tai norisi visą laiką priminti, kad influenceriai jie ir pasirenka dėl to jo unikalaus balso tono, jo paties tos kūrybinės kažkokios gyslelės, ar ne, kurią prekės ženklas pastebėjo, tai ir norisi, kad jis nebūtų slopinamas ir jam būtų suteikiama kuo didesnė kūrybinė laisvė. Nes, žinai, jeigu mes pasirinksim 10 influencerių ir visiems jiems išsiųsim vienodas gaires, kaip sukurti kažkokį turinį, tai gausim 10 vienodų video. Tai kam to reikia? Mums reikia autentiškumo, tokio ir išlaisvinimo kiekvieno to kūrėjo požiūrio. O tada Lietuvoje, kokios tendencijos, pavyzdžiui, dabar jau yra vyraujančios, arba gal kas yra dabar ant bangos, koks influenceris, arba kokio tipažo, nes dabar tikrai yra daug, kurie ir personažą kažkokį sukuria, kažkokį ryškų, arba kažkokias aktualijas. Kas dabar yra tokio, nežinau, yra? Stipraus. Jeigu kalbant iš kūrėjų tipažo, tai sakyčiau, kad Lietuvoje unikaliai labai yra išaugusi komiško turinio sritis, niša. Jau net niša nebegalėtume pavadinti, čia turbūt visa industrija tapo.
Tai kas yra labai smagu ir tai aišku yra susiję tiesiog su stand-up kultūros Lietuvoje plėtra, bet tie socialiniai tinklai tiems komikams leidžia dar kitaip ir atskleisti save vienas dalykas ir aišku monetizuoti savo turinį, ne tik tai surenkant gyvas auditorijas ten tose stand-up pasirodymuose, bet taip pat ir kuriant komiškas prekių ženklų reklamas. Tai humoras visą laiką buvo labai puikiai reklamos priemonė, bet Lietuvoje mes tokia turim dabar nerealiai gerą koncentraciją tų komiško turinio kūrėjų. Ir jie taip pat yra labai skirtingi ir įvairūs. Nuo kažkokių, kaip tavo minėtų personažų įkūnymo, iki tam tikrų tiesiog kažkokių skečų kūrimo ir nuo ilgo formato YouTube turinio iki visiškai trumpo formato Reelsų ar TikTokų kūrimo. Tai sakyčiau, čia toks pirmiausia šaunantis į galvą dalykas. Bet aišku, verta apie kitas tendencijas kalbant paminėti, kad tai jau net nėra tendencija, bet video formato turinys karaliauja visiškai, ar ne? Ir TikTokas diktuoja labai daug tendencijų, kurios persismelkia į kitų socialinių tinklų kanalus. Ir taip pat ir prekių ženklam dirbant su influenceriais labai reikia atsižvelgti į tai, kad tendencijas šiai dienai diktuoja vartotojai. Ir kartais būna labai juokinga, kai prekių ženklai sako, mums reikia padaryti kokį nors viral video. Tai skamba kaip iš 2015 metų ar dar anksčiau, nes dabar viral video tampa tik tada, kai tai ateina kažkaip, labai taip natūraliai ir būtent iš pačių vartotojų, o ne tada, kai prekės ženklas sako, mes čia dabar kažką pabandom padaryti. Kieta. Man atrodo, čia iš karto tada izoliuojant, nes tu tada užsibarikaduoji, kad kažką čia turi sukurti stebuklingo. O įdomu tada, kaip pagauti tokį, kaip pasakyti, ar čia reikia irgi kažkokios drąsos, ar čia, pavyzdžiui, ar influenceris, jeigu jis, pavyzdžiui, kuria kažkokią kryptim ir tada galų gale nusprendžia, kad nori kažką jau mėtau, personažą, kažkokį sukurti ryškesnį, ar tai yra pavojus truputį rizika, kad gali prarasti sekėjų skaičius, ar tai yra kaip tik geras ženklas, kad testuoja savo, ribas? Žinai, apskritai tapti influenceriu yra viena užduotis. Tai ir, sakyčiau, jinai palyginus lengvesnė negu išlaikyti savo aktualumą per laiką. Ir, tas visi influenceriai turbūt turi galiojimo trukmę, jeigu savęs kažkaip neperkuria iš naujo. Ir jeigu nepasiūlo auditorijai, ar tai naujos rubrikos, ar galų gale naujo personažo. Ir tikrai mes turime pavyzdžių, kai išpopuliarėja kažkoks labai influenceris, bet, jo žvaigždė nugesta pakankamai greitai dėl to, kad jisai stagnuoja ir užsisuka savo tame kažkokiame ar personaže, ar turinyje, kuris jam pirmiausiai veikia, bet paskui žiūrėk nebeveikia, nes atsirado kažkas naujo, pasikeitė tendencijos, vartotojams tiesiog atsibodo. Tai tas iš tikrųjų drąsa, kaip tu ir sakai, yra reikalinga tam, kad save kurti iš naujo ir pasiūlyti vis kažką netikėto, nustebinančio ir įtraukiančio. Geras atsakymas. O tai tada, jeigu dar grįžtant šiek tiek prie mokyklos laikų, ar ne? O ką patartum jaunuoliai, kuris nori save išbandyti influencerį ir kaip jis tada jau čia gali save traktuoti, kad jis gali tapti tikras influenceris, nes tik jau konkurencija yra didelė. Ką irgi jam pasiūlytum, gal kažkokį patarimą duotum mūsų jauniems klausytojams? Iš tiesų, konkurencija yra nemaža. Ir jinai dabar tikrai yra didesnė, negu buvo, tarkim, prieš 5 metų. Tai buvo daug paprasčiau išpopuliarėti. Bet vis dėlto sakyčiau, kad rinka nėra perpildyta. Ir atradus savo kažkokią tai nišą, tam tikrą temą, kurioje tu jautiesi, turintis ką pasakyti, tai tikrai galima išsukti, sakykime, tą savo populiarumą ir užkariauti socialinių tinklų padangės. O apie patarimą kalbant, tai man atrodo, kad savaime neturėtų tikslas būti tapti influenceriu. Arba uždirbti iš karto pinigų iš savo socialinių tinklų. Nesitikėta, kad jau iš karto ateis. Tai labiau, sakyčiau, turėtų būti ne kaip tikslas, o kaip rezultatas tavo pastangų. Tai kai tai vėliau ateina natūraliai, paprasčiausiai, kai tave pradeda pastebėti prekių ženklai, bet pirmiausia, man atrodo, svarbu turėti tikslą kažkuo įdomiu pasidalinti su auditorija. Suburti bendruomenę, kuri būtų įsitraukusi ir su kuria tu nuolat bendrautum, palaikytum ryšį, keistumės idėjomis ir panašiai. Tai iš tokių gal praktinių patarimų, tai vėlgi galima pagalvoti, kurioje platformoje tu jausies gerai. Ar tai bus YouTube'as su kažkokiu ilgesnio formato turiniu,
ar tai bus kažkokie greiti, dinamiški video TikTok'e ar Instagram'e, o galbūt net tai bus kokia nors, nežinau, koks nors Twitch'as, ar ne, kur tu streaminsi savo žaidimus, ar ne, tai kaip tu žaidi, ar kitokius dalykus darai. Tai iš tikrųjų labai neribotos galimybės ir reikėtų atrasti, pirmiausia, tai aistra kažkokia tema, kuri tave domina, būrimas bendruomenės ir vėliau jau tai bendruomeniai augant galima pradėti galvoti ir apie tos platformos monetizavimą. O jeigu aš jau turiu tą aistrą, noriu suburti bendruomenę, ar aš turiu laukti kažkokio signalo, turiu menį laukti, sėdėti ir kantriai laukti, kurdamas kažkokį savo turinį, kad kažkas man pasiūlys, ar aš galiu pats kažką irgi pradėti. Ar tai yra kaip influenceriui, kaip pasakyti, moralu, nežinau, pabandyti pačiam pasisiūlyti, kad aš jau galiu, aš jau turiu parako, jūs tiesiog dar manęs nematot. Kodėlgi ne? Ir aš sakyčiau, kad tai yra labiau privalumas negu trūkumas, turėti tiesiog savo kaip turinio kūrėjo prisistatymą kažkokį, pavadinkim prezentaciją, galime tai įvardinti, kur būtų aprašyta, kas tu esi, apie ką tu esi, gal net ir apgalvota kažkokios tai reklamos formatai, įkainiai ir pabandyti pasiuntinėti tau patinkantiems prekių ženklams ar kokiams nors reklamos agentūroms ir tiesiog, elementariai kaip tokia tam tikra prasme CV, ar ne, prisistatyti, kad būtum greičiau pastebėtas. Tai nebūtinai sulauksi pasiūlymo iš pirmo karto, gal prireiks ir 10, o gal net ir 50, o gal net ir 150 laiškų, nieks nežino, bet ypatingai svarbu, jeigu tu taikliai pataikysi į prekės ženklą, kuris, pavyzdžiui, tinka tavo auditorijai labai organiškai, ar ne, ir tu parodai jam, kodėl tavo auditorijai gali tai būti įdomu ir kodėl tu pats degi to prekės ženklo idėją ir panašiai. Tai neturėtų būti šalti laiškai. Tai jaunieji klausytojai, šiluma svarbiausia, čia kaip su civekais, ar ne, senais gerais laikais atsispausdini, man atrodo, ir dabar puikiai veiktų. Tai gerai, Laura, įsivaizduokim, aš noriu tapti influenceriu labai ir irgi nežinau, nuo ko pradėti, bet aš kaip ir žinau maždaug kokį turinį aš norėčiau daryti. Ar yra kažkokie irgi, kaip aš turiu tą pradėti, paskui vis tiek, jeigu honorarus kažkokius gausiu, mokesčiai, ar aš tiesiog turiu eiti with the flow ir žiūrėti, kas bus? Labai geras klausimas ir iš tikrųjų verta apmastyti, kokią veiklos formą tu pasirinksi, kadangi darbas influencerių yra susijęs su prekių ženklais, tai reiškia įmonėmis, jie kaip reklamos užsakovai tavęs paprašys išrašyti po darbų sąskaitą faktūrą. Tai sąskaita faktūra nėra tiesiog gražus popieriukas. Gal ir yra. Gal ir yra gražus, bet to pačiu jis atlieka svarbią funkciją. Taip. Tai influenceriai turi pasirinkti, pagal ką vykdys tą savo veiklą. Tai ar būtų individuali veikla, ar mažoji bendryje, kai kurie steigia ir uždarasias akcinės bendrovės ir tokiu būdu gali verslui išrašyti sąskaitas ir gauti pavedimus, ar ne? Maža to, nuo tų pavedimų ir nuo to honoraro reikėtų pasiskaičiuoti, kad reikės ir mokesčius sumokėti. Tai nepamiršti, kad, jeigu tavo reklama kainuoja 500 eurų, pavyzdžiui, tai kad tie ne visi 500 eurų į tavo kišenę, bet deklaruojant pajamas reikės pasiskaičiuoti ir sumokėti mokesčių dalį, lygiai taip pat kaip, moka visi kiti dirbantieji. Taip. Ir verta pasvarstyti, kad jeigu, labai sunku ar nežinai, visiškai nesigaudai toje mokesčių pasaulio sistemoje, tai galima, aišku, pasikonsultuoti ir su valstybinė mokesčių inspekcija, o jeigu ta tema vis tiek nėra tavo stiprioji pusė, tai nemažai influencerių tiesiog susiranda laikinas tokias, periodinės buhalterės, kurios padeda jiems tas pajamas deklaruoti ir mokesčius susimokėti. Oi, čia man atrodo labai taip aiškiai sudėjai mūsų jauniem klausytojam, ką galima, kaip pradėti. O tai, kad tada, jeigu irgi, influenceris, kuris įsibėgėja, kiek atrodo jis, ar jis turėtų turėti kažkokį limitą, kiek turi sekėjų, kad jis jau galėtų iš to gyventi visiškai pilnai? Žinai, šiaip influencerių atlyginimai svyruoja priklausomai nuo jų sekėjų skaičiaus. Tai gali prasidėti honoraras nuo 50 eurų ir didžiausia, sakykime, suma šiuo metu man žinoma, kuri yra mokama už vieną turinio vienetą, tai yra 4000 eurų. Iš tikrųjų, 4000 eurų už vieną video sukūrimą atrodytų tikrai labai didelė suma, kadangi, tai keletą kartų viršė mūsų vidutinį darbo užmokestį šalyje. Taip, nepamirštam mokesčių, aišku. Taip, nepamirškim mokesčių. Taip. Čia minus mokesčiai.
ta prasme, net skaičius mokesčių. Taip, ir iš tikrųjų tai yra didesnė suma, negu uždirba tikrai tokių labai svarbių specialybių žmonės, kaip ar medikai, ar tie patys policijos pareigūnai, ugnegesiai ir eilė kitų. Na, bet žinai, rinkoje kainas nustato tas paklausos ir pasiūlos dėsnis. Ir kol prekių ženklai moka, tol influenceriai uždirba. Tai nesakyčiau, kad tai yra kažkokia jų moralinė atsakomybė, kad jie uždirba per daug. Bet, na, šiuo metu šitas rytis yra tikrai populiari ir gal aš tiesiog norėčiau pasidžiaugti influenceriais, kurie ne tik uždirba, bet, pavyzdžiui, yra tuo pačiu labai socialiai atsakingi. Na, tarkim, jaučia, kad jiems gerai sekasi ir savo dalį lėšų galbūt paaukoja labdarai, kai kurie prisideda prie socialiai atsakingų projektų, neatlygintinai ir tikrai mes tą labai skatiname. Tai tiek, ar karo metais, ar COVID metais influenceriai irgi labai didelį vaidmenį atliko šviesdami visuomenę ir tą darydami visiškai nemokamai, prisidėdami prie valstybinių institucijų reklamos kampanijų, būtent, na, tokia atlikdami švietėjišką misiją. Tai turbūt uždirba nemažai, bet tuo pačiu ir atiduoda savo duoklę. Viskas skamba labai, man atrodo, tvarkingai.